90 metų, gal balandį, gal gegužį, didžiausiai mano nuostabai, aukščiausios tarybos pirmininkas išėjo su pasiūlymu pakeisti laikino pagrindinio įstatymo vieną iš nuostatų ir leisti užsieniečiam pirkti žemę. Apie Lietuvos žmonės dar tada apskritai nieks nešnekėjo, kai bus tvarkomi reikalai žemės, o išeina jau su pasiūlymu leisti užsieniečiam pirkti. Tai buvo praėjus nuo mėnesių dviem, kažkur maždaug tokiu laikotarpiu. Tada tai buvo konstitucinis balsavimas, pavyko surinkti žmonių pakankamai, kad užblokuoti šitą pasiūlymą. Toks pat pasiūlymas iš to paties asmens pusės buvo pakartotas dar keletą kartų dėl aukščiausios tarybos kadencijos. Nors patys atsimenat, kad Lietuvos žmonių santykiai su savo žemė nebuvo taip sureguliuoti, o užsieniečiai jau rūpinosi tada. Toliau. Gal priežastis, iš karto, kad kur nepriežastis? Priežastis, aš negaliu šitą žmogų atsakyti, kokios priežastys vertė jį daryti tokius dalykus, aš tik sakau patį faktą. Eikim toliau. Kada buvo sudaryta konstitucinė grupė, ruošti konstitucijos projektui, kurį dabar veikia, aš buvau jos narys šitos konstitucinės komisijos. Ir man pavyko į tuometinį konstitucijos projektą įdėti 47 straipsnį, draudžiantį parduoti žemę užsieniečiams, ir tai buvo išsprendimas klausimo iš esmės, apie ką šnekėjo ponas Sadauskas. Ir buvo įdėta maksimali apsauga šito straipsnio keitimai. O maksimali apsauga reiškia, kad turėjo vieną kadenciją pradėti svarstyti, kitą kadenciją, kitas Seimas turėjo pabaigti svarstyti šitą klausimą. Tai mes padarėm viską, kas nuo mūsų priklausė, į konstituciją įrašėm, bazę visuomeniai davėm. Bet paskui pradėjo siausti liberalizmas Lietuvoje, atėjo visai kiti laikai ir tie du Seimai iškrapštė pagaliau šitą nuostatą, tuo labiau, kad mes įsipareigojom stodami Europos Sąjungą žemę leisti parduoti užsieniečiai. Tada mes bandėm net referendumą surengti. Tautos pažangos partija 96 metais rinko parašus Lietuvoje, norėdami, kad šitos klausimas būtų sprendžiamas referendumu, o ne Seimo narių atsitiktinai tuo metu sėdinčių Seime. Mums nepavyko surinkti parašų, referendumas, aišku, neįvyko. Na ir paskui visą tą istoriją, žinot, kuo jinai baigėsi. Buvo priimtas įsipareigojimas 7+3 vadinamas, 7 metai mes neparduodam, paskui dar galime išsidėti tos 3 metų ir va dabar mes esam šitoj situacijai.